Labas rytas, merginos. Pradėkim sekmadienį. Su trumpu apšilimu, su mažu siurprizu. Žygiuojam. Laikom pilvus, viršugalį pakelti, rankytė šalia. Ridenam pėdutę nuo pirštų galų iki kulnų. Šiandien treniruotę įrašysiu su volu. Bandysiu sudėlioti po vieną kojytę įstrižai ir kvėpavimas per nosytę. Pabandykim tokį trumpą judrų apšilimą. Įkvėpimas, iškvėpimas. Rankytės prie ausų. Op, op. Stuburas tiesus. Keliukai atgal su sekančiu. Spiriu. Stumiu rankytės atgal. Rankytės čia. Siekiu pėdutę iš vidaus. Keliu keliukus, kilnoju rankas. Galima ir lėčiau. Rankytės prie galvytės į priešingą keliuką. Įkvėpimas, iškvėpimas. Atgal. Iš vidaus. Lieku žygiuoti. Suku rankytės iš pečių. Į kitą pusę. Sulenkiu rankytę čia, rotuoju. Įkvėpimas, iškvėpimas. Rankytės ištiestos, rotuoju. Rankytės prie ausų, per šoną, kyla keliukas pakaitomis. Pradeda truputį nugaryti, stuburą šilti. Sustoju, suku keliukus. Į kitą pusę. Groju pirštukais, pianinu, atkeliu visus 5 ir po vieną keletą kartų. Taip, ir nusilenkimai kokie 3 stuburiukai. Pakeliu smakriuką aukšti ir leidžiuosi, aktyvuoju pilviuką, minkšti keliukai, slankstelis po slankstelio, kad prasitemptų šiek tiek užpakalinė kūno dalis ir vėl kylu po vieną slanksteliuką. Keliu aukštyn, leidžiu smakriuką prie krūtinkaulio ir sunki galva, sunkus pečiai, leidžiuosi žemyn. Apačioje galiu vieną keliuką sulenkti kitą pakaitomis. Taip, galiu truputį pašvytuoti iš juosmeninės dalies. Kairėn, dešinėn. Galiu paplatinti truputį kojytės ir stipresniu lanku prie blauzdytės vienos, prie kitos. Taip, truputį galiu nusilenkusi už pėdutės priekio prilaikyti ir šiek tiek lenktis, tempimas jaučiasi, pabūnu keletą sekundžių prie kitos kojytės, keletą sekundžių. Ir slankstelis po slankstelio atsikeliu aukštyn. Trumpai. Gerai. Gurkšteliu vandeniuko ir pagrindinė dalis. Apšilimą merginos padarysiu pabaigoj, jau tik neįrašysiu su volu. Primenu laikymas. Pradžiai prisiminkim šiek tiek, kaip laikom pečius mentės.
Pasitempiu, pilvas link nugaros, pečiai nuleisti, kokią porą kartų keliu rankytės iš pečių, iš karto tempiu pečius mentę žemyn ir volas kyla virš galvos. Ir nuleidžiu. Dar kartelį tik pradedu kelti rankytės ir iš karto pečius žemyn, šonkaulių žemyn, mentės tempiu žemyn, virš galvos, ir nuleidžiu. Porą kartų dar su stabilizacija, tai yra pusiausvyra, ir menčių valdymas. Keliu kitą kojytę, pakaitomis, va taip, ir vis pečių prisimenam, kaip valdome, ne? Susekančiu su rotacija. Jeigu kyla dešinė kojytė, tai rotuoju į dešinę kojytę. Taip, iškart viršutinė dalis, sugrįžau ir nuleidau. Taip, kyla rankytės, kairė kojytė, pečiai giliai ir rotuoju į šlaunies vidų su viršutinė dalimi. Ir nuleidau. Dar kartelį. Pečiai giliai, mentys giliai ir rotacija, dubuo stabilus. Ir nuleidau. Ir pečiai giliai, pasisuku ir nuleidau. Labai gerai. Pratempimas, truputį apšilom, keliu volą virš galvos, giliai pečiai mentys ir keletą kartų centruotai stuburas ir grįžtu nusilenkimai, tempia šonai. Įkvėpiu ir iš karto šonas šyla, jau kaista. Su įkvėpimu grįžtu iškvėpimu. 2 kartai, kiekvienai pusiai, sekantis, gausis nusilenkiu, stumiu volą per priekį, patiesintą nugarą, nešu volą ir per kitą šauniuką sugrįžtu į vertikalią padėtį, pečiai giliai. Ir taip po 2 kartus kiekvienai pusiai. Nusilenkiu, tempia šoną, lenkiuosi per klubus patiesintą juosmeninę dalimi, volą nešu priekyje, ir per šauniuką grįžtu, tempiasi šoną, giliai pečiai. Ir dar kartelį. Per priekį iš klubų. Prasitempia, prailgėja. Grįžta. Dar kartelį kitą pusę. Taip, kvėpavimas plaukia. Labai gerai. Ir tempimas. Naudojam. Truputį minkšti keliukai, delnai ant volo ir stumiu volą tolyn, stumiu, kad man ilgėtų viskas šonai. Galiu išilginti net juosmuo, tempiasi, stumiu, toksai kaip rąžymos elementas. Tolyn ir galiu dar su krūtinkauliu truputį nueiti giliau, tarpumentis jaučiasi. Kvėpuoju. Labai gerai iš pačio ryto. Nunešu volą į kairę, tada labiau į kairę ir net dešinę rankytę labiau ant kairės uždedu, labiau šonas, po mentę jaučiasi, į kitą pusę. Ant dešinės rankytės kairę, intensyvesnis tempimas, man tempiasi net viskas nuo. Labai gerai. Puikiai. Gerai. Einam skersai, dedam volą, truputį pratempsim, kad pilnai prasivaikščiotų prieš pagrindinę dalį, krūtininę. Taip. Ir skersai volas, pavoluojam šiek tiek mentis. Dubeniukas pakeltas, galvytę prilaikom, kad kaklas visiškai nekentėtų, alkūnytės pakeltas, kad niekur neplėštų. Ir šonkaulinę dalį truputį, pravoluoju, aukštyn žemyn. Galit skirti laiko ir ilgiau, galit sustabdyti video, jeigu reikia. Truputį labiau ant dešinės mentės, šiek tiek ją paspausti, jeigu norisi. Taip, truputį ant kairės. Ir dabar likim kažkurio momentu, kad volas po mentėmis lieka, nuleidžiu dubeniuką ir prilaikydama rankytėmis galvą, lenkiuosi ir kvėpuoju atgal,
kad įsilenktų stuburas į priešingą pusę. Spaudžiasi jisai tenai ir dedasi galvytę ant grindų. Ir darau su tokiais intervalais. Vėl sugrįžtu. Jeigu norit ilgiau pabūkit, nusilenkime. Atsilenkiu. Jeigu norit paguldyti galvytę, o jos neišeina, aš truputį kilsteliu dubeniuką. Tada bandau padėti viršutinę dalį visiškai arba galvą ant grindų. Ir tada po truputį leidžiu dubeniuką ir intensyvėja tempimas. Ir ne visada išeina padėti dubeniuką. O vėl sugrįžtu, nes kartais tempia labai stipriai. Labai gerai. Ir šitoj padėtį likim. Fiksuotas krūtininė dalis, pilvo presas. Atsilenkimas, truputį atsilenkiu, alkūnė šiek tiek labiau į priekį ir pilvo presas. 20 kartų. Ir 2. Atsilenkimas atgal, neskubam. Ir 3. 4. 5. 6. Savo tempu. Aš rolo vidutiniu. 7. 8. Prilaikau galvą. 9. Spaudžiu pilvą link nugaros. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16 smakras, kuo arčiau kūno. 16. 17. Galim iš giliau. 18. 19. Jaučia save. Ir smakriukas pakeltas, kojytės patemptos. Žirkliuosim. Op, op. Ir pilvas. Va, įsipūtęs, aš jį laikau kiek įmanoma giliau ir žirkliuoju pagal muziką. Leidžiu žemyn, pilvą pačia, viršus remiasi ant volo. Taip, ir kontrolė. Va, pilvas kyla, aš jį turiu sukontroliuoti. Įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpiu, iškvėpiu. Op, labai gerai. Gali dar žemiau leisti. Op, bet pilvo pačia ir kontroliuojat, laikot. Žirkliuojat ir dirbat dar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atpalaiduojam. Taip, ir sekantis bus stovo. Šiek tiek prajudinam, pratempim. Įtūpstukas su rotacija. Atbulom įtūpstuką pabandysim. Padarom taip. Rankos kyla įtūpste, 10 įtūpstų ir 10 pulsuoju įtūpste. Ir dar 5 rotacija bus, vadinasi, atbulom, ar ne? Atgal. Tai kai einu su ta pačia koja pabandom. Einu atgal, gražiai menčių valdymas, ką mes prisiminėm. Op, ir grįžta kojytė. 1. Taip. Op. Galima nuleisti volą, galima su pakeltu. 2. Taip. 3. Pečių valdymas prisimenam. 4. Su iškvėpimu. Gražus įtūpstas, ką mes mokam. 5. Taip. 6. 10 padarom. Tada pajungsim rotaciją. 7. 8. Pilvukas. Galit giliau tūpti. 9. Taip. 10. 5 su rotacija. Op, sukuosi į tą koją, į vidinę šlaunį, tarkim, į kairę, ne? Op, ir nuleidžiu. 5. Liko 4. Su rotacija. Op. Liko 3. Rotuoju. 2. 1. Čia lieku ir pulsuoju 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atpalaiduoju. Aha.
Ir truputį pratempiu. Taip. Puikiai. Ruošiu kitą kojytę. Ir pradedu su 1 ir grįžtu. Taip, 2 ir grįžtu. Pečiai giliai. 3 ir grįžtu. 4, op. 5, op. 6, op. 7, 8, 9, sekantis 5 su rotacija 10 ir grįžtu dar 5 su rotacija. O rotuoju į vidinę šlaunies dalį, kuri kojytė priekyje čia ir grįžtu. 1. Taip, op, nueinu giliai, jūs gali dar giliau. Op. Taip, mentės nuleistos. 3, 4, sukuosiu. Jau šyla viršus labai smagiai. 5, sukuosi, op, lieku ir pulsuoju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atpalaiduoju. Labai gerai. Ir pratempimas. Pratempti galite visą laiką naudokit volą, rankytės dėkit ant viršaus, įvairiom kryptim galite tiesiog tą volą stumti į visas pusės, į priekį, į kitą pusę, o tokio ilgio pasimaivyti, uodega į vieną pusę, volas į kitą pusę. Nuostabus pratimas. Labai gerai. Gurkštelim, jeigu reikia. Darbinam dabar užpakalinę šlaunų dalį, truputį nugarytę. Nusilenkimai. 10 paprastų nusilenkimų ir kokią 10 kartų su pakaitomis kojos atkėlimu, tai vadinasi pusiausvyra. Vadinasi, atsistojam aš taip gal netgi pečių pločių labiau nei klubų plačiau. Ir volų paėmimas, ką mes žinom, pečiai nuleisti ir taip gražiai iš apačios. Keliukai minkšti. Stumiu dubenį atgal, kad temptųsi šlaunų užpakalinė dalis, o volą va taip gražiai iš apačios į viršų, į nugaros aukštį, kad ir gaunam ilgio su visų kūnu, dubuo atgal, kojos dirba ir su iškvėpimu vėl atsitiesiu. Ir toksai graži puslankiu iš apačios volas į pečių aukštį, dubenį stumiu atgal, tempiasi šlaunų užpakalinės dalys, sėdmenys, nugaros apkrova, visos nugaros apkrova ir nusilenkiu. 2. Taip, tolyn, tolyn, galit su ilgesniu palaikymu, pasitempimu viršugalvis. 3. Su įkvėpiu, op, laikau ištempimą ir taip. 4 buvo. Op. 5. Su tempimu tolyn. Op. 6. Taip, su tiesiai juosmeniu nugarą. 7. 8. Op. Dar 2. Dar 1. Ir su sekančiu tokį patys 10, tik tai, kai nueinu į šitą padėtį, op, tada atkeliu vieną kojytę ir balansuoju. Tai yra, va, iš sėdmens atvedu, op, sugrąžinu, balansavimas ir nusileidžiu pakaitomis. Pradžiai nusilenkimas, viską tą patį jaučiu, op, ir atkeliu kitą kojytę, balansuoju į viršų, į sėdmens aukštį, nuleidžiu, atsiprašau, ir atsilenkiu. Nuleidžiu koją, nusilenkimas vienu metu. Dar 8. Op, nusilenkimas, laiko pilvą nugarą ir op, toksai lyg iš sėdmeniuko. Taip, nuleidžiu kartu koją ir gali rankos to pačiu nueiti. Ir nusilenkimas 4 ir kojytės atkėlimas. Op. 5.
Ir grįžtu. 6. Op, kita kojytė. 7. 8. 9. O, nenukariskim tik tai. 10. Labai gerai. Atpalaiduojam. Čia aš siūlyčiau labiau nusilenkti, nes apsikrovė nugaros apačia. Op. Pabūti truputį. Op. Ir labai gerai. Einam pailsėti ant volo. Pusiausvyrą šiek tiek gerai, pagulėsim. Įstrižai. Dėkim, tai yra išilgai volą. Labai gerai. Ant jo atsisėdam. Ir pusiausvyrą mūsų truputį atpalaidavimui. Padirbėjo prieš tai. Gerai, rankytė šalia atpalaiduotos, rankomis visiškai nesiremiam į grindis. Pašvytuojam kairėn dešinėn. Gražiai padėta viršugalvis, va taip tas galinė galvos dalis. Pečiai atpalaiduoti. Taip, ir po vieną kojytę sulenkta. Keliu pakaitomis, nekeldama pečių. Taip, įkvėpiu ir su iškvėpimu. Op. Op. Pabandykit, kai kilnojat kojas, labiau užsikiša rankytį, truputį spausti juosmeniuką, laikyti stipriau pilviuką link nugaros ir šauniukais taip uždaryti link bambo savo tai pilvą. Ir stebėkit, kai kilnojat kojas, ar nejaučiat, kad toks tvirtumas jaučiasi. Jeigu jaučiat, sveikinu, viskas labai gerai. Taip. Nuleidžiu kojytės, pakeliu rankytės. Rankytės vertikaliai lubas atsuktos delnas į delną ir toks tempimo pratimas. Pirštais, atrodo pirštų galais ištempiu rankas iš pečių, tempiasi, mentės tempiasi, ištempiu jų lubas ir leidžiu žemyn pečius ir taip mentės lyg taip apsikabintų volą. Ir padarom dar kokius, pažiūrėkit, ar reikia porą kartų, 3 kartus ir nuleidžiu, mentės apsikabina volą. Op, taip, ir nuleidžiu giliai. Ištempia tiek, kiek norisi. Op. Paliekam rankytės delnas į delną ir pajungiam, tik nenukriskim, pakaitomis keliam sulenktą kojytę. Šitų pratimų aš beveik nedarau, tai yra ką veikti, kai netreniruoji dažnai. Taip, svarbiausia nenukristi. Kas nori, guldo priešingos rankytės, priešinga rankytė nei kojytė palei ausį. Op. Taip, iš karto su judesiu. Lyginkim dešinę su kairė. Taip. Labai gerai. Nuleidžiam rankytės, prispaudusios juosmeniuką. Truputį papieškim angelo sparniukus. Tokius, kad prasitemptų iš pečių, įmanomai palei žemę, kokius 2-3 ratus viena kryptimi. Kažkur viski pietukas, kažkas ir nepatinka. Ir stebim, pažiūrim. Į kitą pusę. Op. Palei grindis, kad būtų rankytės. Ir dabar rankytės prie ausyčių, presas. Priglaudžiam juosmeniuką, prilaikom galvytę, išilginam stuburiuką, 20 iškvėpimų, pasikeilimų su krūtinkauliu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, dar 10, 9, 8, 7, smakras kuo arčiau krūtinkaulio, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atpalaiduojam. Galim rankytės padėti, man tai tempia, kai aš pilnai ištiesiu kojytės iš priekio iš kirkšnių. Galiu truputį spausti labiau juosmeniuką prie volo, prasitempia kirkšnys, galit dėti plačiau kojytės, galit palinguoti tokių įvairiausių atpalaidavimai. Labai gerai. Taip. Pabandykim preso įstrižai padaryti. Kojas siūlau laikyti ant grindų, bet jeigu sugalvosit pakelti, kaip mes darom ant kilimėlių įstrižai, galite pabandyti. 20 kartų. Alkūnytė į dešinį, į kairį keliuką labiau. 1. Hop, pakaitomis. 2. 3. 4. Kas nori intensyviau, gali 3 kartus. 1, 2, 3. Atsilenkiu į kitą pusę. 1, 2, 3. Su pulsu tokiu 3. Ir 1, 2, 3. Atsilenkiu į kitą pusę. 1, 2, 3. Aš toliau skaičiuoju. Ir 7, 8, 9, 10. Dar 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, gerai, pailsim. Puikiai. Kas dar nori preso intensyviau? Preso apačiai. Pradžia gali būti paprasta. Jeigu truputį kaklas pavargs, truputį kaklą smagiai paguldom nugarinę dalimi su išilgintu nugariniu kaklu. Pakeldamus atkeliu po vieną kojytę, tada kitą. Nugarą spaudžiu, pilvą spaudžiu link grindų. Laikau stipriai ir va čia jau įtempta viską. Šonkaulius uždarau, šonus į centrą uždarau. Galiu po vieną kojytę tiesti. Man pavyzdžiui labai sunku. Leisti žemyn. Vis kokią, kas gali 16 kartų, 20 kartų. Bet laikot visą laiką uždarytą. Man užtenka, pavyzdžiui, tik palaikyti. Viskas pilvas jaučiasi klubų, juosmuo prispaustas. Ir leidimas po grįžtu. Leidžiu kojytę. Grįžtu. Labai gerai. Jeigu reikia, sustabdykit, ilgiau padarykit. Ir atpalaiduojam. Sekančiu, kol dar gulim ant volo, padarom keletą kartų dubeniukų pakėlimą. Priglausta mentutės, rankytės čia, tarp pėdutės žiūrim vienoj linijoje, kad būtų. Ir pradedu kelti uodegiuką, įstrižai link lubų, riečiu po savimi dubenį. Tai uodegiukas, slankstelis po slankstelio, keliu, kol lieka remtis mano stuburas, mentės ant volo, įtempti sėdbeniukai. Ir vėl nuo krūtininės dalies, čia kaip masažas stuburui labai gerai gaunasi. Išguldau ir padėjau. Labai gerai. Kokius 5 kartus. Uodegiukas, į viršų, dubuo po savimi. Ir slankstelis po slankstelio, nekeliant pečių, nekūprinant, paguldau. Čia vidutinis tempas ir netgi lėtesnis, kad spėtume susidėlioti. Taip, su iškvėpimu bandom, įkvėpimu, tik nelaikykim oro savo, įtempti sėdmeniukai ir leidžiam. Taip, padarom dar kartelį ir su tuo sekančiu liksim su po savimi dubeniuką.
Taip, liekam pakeltų dubenių, įtempti sėdmenys, rankyti šalia ir pakaitomis, kokia 10 kartų. Pakilnojam, sulenkta kojytė. 3, laikau sėdmenis, 4, 5, 6, laikau sėdmenis, 7, 8, 9, 10. Labai gerai. Atpalaiduoju, dar pasimėgaukit, pastumkit, išimkit volą iš po nugaros su tokiam grindu. O, koks kaifas. Dar meo premium po nugarą, ne? Labai gerai. Ir jeigu reiktų prasitempti merginos truputį nugarom, galit pasimti volą, gal iš karto ir padarom pratimą. Kokius 6, kokius 8 atsigulimus. Atsisėdam ant sėdinkauliukų. Čia dar presas padirbės. Nesimatomam pėdų jaučiu, ne? Taip. Volą stumiu tolyn, bet ne pirštų galais, kai mėgsta, vis pirštų galais. Čia ir stumiuosi, pratempiu visą nugarą, truputį su kaklu, tolyn, kiek galiu. Tada pasimu volą už galų ir guldysiu save. Pilvą įtempiu ir slankstelis po slankstelių. Stumiu nugarą į grindis, pilvas į link nugaros, į vidų. Ir slankstelis po slankstelių išguldau iš pilvo raumenų. Ir pilnas. Vietos jau nebeturiu. Padedu volą. Ir pradžiai kyla volas, viršugalvis, smakras prie krūtinkaulių ir slankstelis po slankstelių. Aktyvuoju pilviuką ir su pratempimu arba ore tolyn, arba su padėtu ant blauzdų ir pastūmimu. Pažiūrėkit, kas norisi, taip ir padarot. Ir vėl, taip, antras nuėjimas. Padedu volą už savęs ant grindų, tada vėl volas kyla, derinasi viršugalvis, smakras, viršutinis stuburo slanksteliai, juosmeniniai ir pratempimas tolyn. Man smagiau, kai padedu volą ir nustumiu. O, stuburas gauna ilgio ir net juosmeninė dalis. Ir guldau. Labai gerai. Čia. Ir laikau. Ir tolyn. Labai gerai. Čia galit susistabdyti, padaryti daugiau merginos. Einam prie kito sėdmeniukų. Pusiausvyra. Šitą esam dariusios, bet nuostabus. Dedam pusę blauzdos ant kelienas, girnelį pusę blauzdos, remiuosi. Rankos tarp volo, mentutės įmanomai. Viršugalvis tolyn, ne čia galva. Mentės, sulenkta kojytė. Ir 20 tiesimų kulnų tolyn, kad dirbtų sėdmuo. Ir pradedu dabar. 1, 2, 3, laikom pilvą. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atpalaiduojam, galim volą apsikabinti, galit visaip rankom nesiremti, dubenį stumet atgal, rankos padėtos, nugarytės ištempimas, sėsti giliau galit, aš negaliu, mano klubai neleidžia. O, labai gerai. Pajudint galit, jeigu reikia į vieną pusę rankytės, jeigu reikia į kitą pusę. Puikiai. Smagu man čia su jumis, dabar šėlu visa. Jūs priverčiat mane pasportuoti, ačiū Jums už motyvaciją. Mentės, viršugalvis ir pradedam.
20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dar 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O. Tempiam nugarą. Labai gerai. Jeigu reikia gurkštelkis. Ir sekantis nugarytė. Nugarytę padarykim tokį pratimą. Čia aš praeitą kartą rodžiau, gal patiko Editai. Tai toks labiau petukams pradžiai. Kai atsigulam, pirštukai į grindis, volas guli skersas prie pat galvos. Aišku, sėdmenį suimti, gaktikaulį keliam, rankos žastas alkūnė sulenkti stačiu kampu. Šiek tiek atkeliu veiduką nuo grindų ir krūtinkaulį, pečius nuo ausų. Ir dabar pratimas kokia, čia gali taip 10 kartų daugiau alkūnės, bet nestumiant volo. Keliu kuo daugiau, o ten labai gerai trapecijos apatinė dalis jaučiasi. Čia labiau būtų toksai mobilumas. Skirkit savo taip laiko ir jokios skubos ir tokių gražių, pakankamai lėtų. Taip, kuo aukščiau keliant alkūnytes, kad jūsų pečiai dėkotų. 4. Jauskit tarp menčių ten. Kaklas ilgas, nekyla pečiai link ausų. Kuo aukščiau. Tai, mobilumai truputį. Ir va menčių. Šitą trapecijos apačias labai smagiai jaučiasi. Taip, keliu. Petys truputį sukasi iš sąnario pačio. Kai maždaug 10, gali daugiau. Čia nesmė iki pavargimo daryti, čia esmė iš viso daryti, kad judėtų. Ir maždaug po 10-12, tada paliekam pakeltas alkūnytės. Alkūnės tegul lieka maždaug volo aukštyje arba pečių aukštyje. Ir dabar noriu, kad tiestume pilnai rankas, bet neištraukiam iš pečių, toks truputį tempimas. Taip, ir vėl traukiu ir labai svarbu, noriu, kad vėl pečiai dirbtų, tai kad alkūnės nenueitų žemyn, visą laiką čia aukštai. Ir stumiam 10 kartų. 1. Op, į priekį. 2. Op, laikau sėdmenis pilvą. 3. Mažiau nugara jaučiasi, kai krūtinkolis 4. Vos pakeltas. Čia labiau pečių užpakaliniai daliai. 6. 7. 8. 9. 10. Labai smagus pratimas nugarai, gali truputį nuleisti alkūnės. Ir dabar tas pats, laikau sėdmenis gaktikaulį, ištiesiu rankytės, kai volas lieka nuo savęs toli, per alkūnės ir dabar kobra. Tas ale kobros tempimas dalinai ir būtų taip. Stumiu delnais volą taip į grindis ir stumiu į grindis, traukiu jį link savęs, tada ilgas viršugalvis stuburas ilgas ir truputį krūtinkauliu einu atgal, išsiriečia stuburas. Ir va tas volo spaudimas tobulą pajungia mūsų tricepsus, va jaučiasi rankytės, pažastys ir atsilenkimas, kiek gali jūsų stuburiukai. Labai smagus pratimas. Vėl leidžiu save žemyn, rankos vėl truputį voluoja į priekį, bet neištraukiu iš petukų, gražus pečių laikymas, ilgas kaklas ir truputį delniukai spausdama volą žemyn, jį artinu link savęs, lyg daryčiau kobrą. Ir jūs galite daugiau.
Kuo daugiau spausit į grindis ir artinsit ir daugiau atsilenksit, tobulai dirba tricepsas, jis nedreba jau. Ir gal su iškvėpimu. Op, 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 op. Labai gerai. Ir čia kokia irgi tiesiog toks fainas pratimas, kad kokia 10. Va, virš alkūnės jaučiasi visas tricepsas. Spaudžiu, tik iš pečių viskas nuleista. O, labai gerai. Jūs jeigu norit padarykit. O, man jau gana. Labai gerai. Ir pratempimas nugaros. Volas priešai save, plačiau keliukai, sodinam sėdmenis atgal, stumiam volą tolį. O, atpalaiduojam truputį nugarytę. Labai gerai. Nu, dar padarom porą pratimukų ir gal šiandien užteks, ne? Tai dabar truputį, kad nugarytė pailsėtų, gulam ant nugarytės, dubeniuko kėlimas bus, o kojos ant volo. Taip. Į linkį mūsų skliautą dedam volą, klubų pločio, atsigulam ant mentučių, rankytė šalia, taip, ir keliu dubeniuką ir įtempiu sėdmenis, aktyviau jaučiasi pakinkliai. Pilnai galiu nepaguldyti ir op, gerai, pečiai nuleisti. Ir su iškvėpimu labai gerai. Su iškvėpimu. Padarom kokią 10 kartų. Su 10, kai pakeliam, tada liekam, laikom sėdmenis, ridenam kojas, galim nedaug, galim iš tikrųjų kaip norit pilnai nuridenti, pilnai sugrįžti ir nuleisti dubeniuką. Taip, iškeliu sėdmenis laikau, galiu tik truputį paridenti, jei netraukiame iš lungis, galiu pilnai išridenti, op. Traukiu po savimi, op, ir nuleidžiu. Taip kokią maždaug apie 10 kartų pabandom. Neišeina ridenti, merginos kuo arčiau savęs ir keliam aukštyn. Taip, galit palikti dubeniuką ir tik ridenti tolyn. Ir traukiu po savimi. Kam labai sutraukia, atpalaiduokit kojytės. Truputį blauzdas, pavoluokit šiek tiek, keliai atsipalaiduoja, labai gerai. O, po pakinkliais truputį labai gerai pavoluoja, kuo arčiau pakinklių blauzdų viršus. Labai smagiai blauzdą į kairę, į dešinę pavoluojam. Įkvėpimas, iškvėpimas ir tada saugiai atsikeliam paskutinį lentos padėtį, padirbs ir presas. Ir pečiai, ir kojos, tai keliukai po savimi trauksim iš lentos padėties. Gerai. Po pečiais plaštakos, pirštai į priekį visi, rankos iš pečių ištrauktos, ilgas kaklas, po vieną kojytę, paruošiu, pilvas, tarpumentis ir pakaitomis. 20 paskutinių, sėkmės. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kas nori, gali greičiau. 8 ir daugiau kartų. 9, 10. Dar 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ir būtinai pratempiam. Nustumiam volą tolyn, ištempiam nugarytę. Nu, va, merginos, atsisveikinu,
smagaus darymo. Laukiu jūsų komentarų. Gražaus sekmadienio.